Tai interaktyvi vaizdo pamoka, kuri padės Jums patobulinti finansinių sandorių įrašų ir skaitmeninių kvitų valdymo įgūdį. Turėdami šį įgūdį, Jūs gebėsite atsisiųsti, sistemingai saugoti ir tvarkyti skaitmeninius kvitus bei finansinių operacijų įrašus, kad jie būtų lengvai prieinami ir panaudojami. Stebėti ir kategorizuoti finansinius sandorius, siekiant analizuoti išlaidų tendencijas ir vertinti savo finansinę situaciją. Suderinti skaitmeninių mokėjimų įrašus su banko išrašais, kad užtikrintumėte finansų stebėjimo tikslumą. Naudoti skaitmeninės priemonės ar biudžeto valdymo programas, kad galėtumėte veiksmingai tvarkyti ir kategorizuoti finansinių operacijų duomenis. Sistemingai tvarkyti kvitus ir finansinės operacijas, užtikrinant jų tinkamą pateikimą mokestinėms ar išlaidų apskaitos reikmėms. Pirmas žingsnis – suprasti sandorių įrašų svarbą. Sandorių įrašai yra mokėjimo įrodymas ir tai padeda stebėti išlaidas. Tikslių įrašų, tai yra pirkimo kvitų, banko išrašų, paskolos grąžinimo patvirtinimų saugojimas, užtikrina, kad prireikus galėsite patikrinti finansinės operacijas, užginčyti neautorizuotus pervedimus ir pasirengti mokesčių deklaracijoms. Gerai susisteminti finansinių sandorių įrašai padeda išvengti neatitikimų ir ilgainiui leidžia geriau stebėti išlaidas. Svarbu sukurti nuoseklią finansinės veiklos registravimo ir peržiūros sistemą, užtikrinančią aiškią ir patikimą finansinės apskaitos dokumentaciją. Antras žingsnis – skaitmeninių kvitų atsisiuntimas ir saugojimas. Dauguma bankų, internetinių parduotuvių ir paslaugų teikėjų siunčia elektroninius kvitus elektroniniu paštu arba prideda juos prie sąskaitos išrašų. Norėdami užtikrinti pasiekiamumą, atsisiųskite šios kvitus ir saugokite juos skaitmeninėme aplanke arba debesų saugykloje, pavyzdžiui, Google diske, Dropbox arba OneDrive. Dokumentus pavadinkite aiškiai ir suprantamai, kad juos būtų lengviau rasti, pavyzdžiui, elektros sąskaita 2025 metai sausis. Suskirstę kvitus į kategorijas pagal mėnesius, išlaidų tipą ar pardavėją, galite supaprastinti paiešką ir pagerinti organizavimą. Kai kuriuose biudžeto valdymo programėlėse taip pat siūlomas automatinis kvitų nuskaitymas ir saugojimas, todėl dar lengviau sekti svarbių mokėjimų įrašus. Trečias žingsnis – finansinių sandorių stebėjimas ir kategorizavimas. Naudodamiesi biudžeto valdymo programėlėmis galite suskirstyti išlaidas pagal įpročius. Daugelis biudžeto planavimo programėlių, pavyzdžiui Mint ar iNAB, yra automatiškai sinchronizuojamos su jūsų banko sąskaita ir suskirsto operacijas į kategorijas, pavyzdžiui, komunalinės paslaugos, maisto produktai ar prenumerata. Tai padeda nustatyti išlaidų tipus, atitinkamai koreguoti biudžetą ir užtikrinti, kad jūsų finansiniai tikslai atitiktų faktinės išlaidas. Kategorizavimas taip pat padeda rengti finansinės ataskaitas ir gali padėti nustatyti sritis, kuriuose galima sutaupyti lėšų. Ketvirtas žingsnis – mokėjimų įrašų suderinimas su banko išrašais. Reguliariai sutikrindami kvitus su banko išrašais užtikrinsite tikslumą ir galėsite aptikti bet kokias apgaulingas ar pasikartojančias išlaidas. Daugelis bankų pateikia mėnesio ataskaitas, kurias galite parsisiųsti ir palyginti su išsaugotais kvitais bei įsitikinti, ar visos operacijos yra teisėtos. Pastebėję neatitikimų, nedelsdami kreipkitės į banką arba paslaugų teikėją. Daugelis finansų įstaigų mėnesinės ataskaitas teikia tokiu formatu, kuris yra suderinamas su apskaitos programinė įranga. Pastebėjus neatitikimus, tokius kaip neatpažįstami mokėjimai, trūkstamos operacijos ar pasikartojantis įrašai, reikėtų nedelsiant patikrinti. Skubiai susisiekus su banku ar paslaugų teikėju, problemos bus išspręstos greičiau ir sumažės finansinių nuostolių dėl klaidų ar sukčiavimo. Penktas žingsnis – įrašų tvarkymas mokesčių apskaitos ir finansų planavimo tikslais.
Tvarkingi finansiniai įrašai yra būtini ne tik norint įvykdyti mokestinės prievolės, bet ir efektyviai planuoti ilgalaikius finansinius procesus. Savarankiškai dirbantiems asmenims ar įmonėms tvarkinga išlaidų apskaita yra labai svarbi siekiant atskaityti mokesčius ir atlikti finansinį auditą. Tvarkant asmeninius finansus, operacijų įrašų saugojimas nuo 6 mėnesių iki metų laiko gali padėti planuoti biudžetą, stebėti savo išlaidas bei priimti svarbius finansinius sprendimus. Naudojant apskaitos programinę įrangą arba mobiliasias programėles su tokiomis funkcijomis kaip kvitų nuskaitimas ir automatinis išlaidų suskirstymas į kategorijas, galima supaprastinti šį procesą ir sumažinti rankinio duomenų įvedimo klaidas. Nuoseklus ir prieinamas šių įrašų tvarkymas didina finansinį skaidrumą ir pasirengimą.